Migdolas yra pirmasis žydintis medis. Jis žydi žiemos viduryje, paprastai vasarį. Todėl daugelis mano, jog tai pranašauja atkeliaujantį pavasarį. Visame pasaulyje pavasaris yra žinomas kaip atgimimo ir atsinaujinimo laikas. Todėl Migdolas yra laikomas naujo gyvenimo atstatymo viltimi po šaltos žiemos. Tai buvo vėlus 1992 vasaris. Vos tik kai Migdolo medžiai išbarstė savo žiedus per mažą Hodžely miestelį, kuris tapo liudininku sniego besikeičiančio į dirbtinę spalvą raudoną. Nepermaldaujamas persekiojimas ir masinės žydų žudynės Vokietijoje ir kitose nacių užimtose šalise yra laikomas vienu iš siaubą keliančių puslapių pasaulio istorijoje. Nelaimė pasibaigusi 6 milijonų žydų genocidų taip pat yra žinoma žodžiu, kuris skamba panašiai visomis kalbomis – holokaustas. 1944 birželio 10 dieną 642 Oradour-sur-Glane kaimo gyventojai buvo žiauriai nužudyti. 1994 metais per 100 dienų viena šalis tapo milžiniška kapavietė beveik 1 milijonui žmonių. Ši maža šalis, įsikūrusi centrinėje Afrikoje, vadinama Ruanda. 1995 Liepos 11 dieną viename mažai žinomame Europos miestelėje buvo nužudyti daugiau kaip 8000 vyrų ir berniukų. Dabar visi žinome šio miesto pavadinimą – Serebrenica. 1992 naktį iš vasario 25 į 26 613 žmonių, įtraukiant 106 moteris ir 63 vaikus, buvo nužudyti su nematytų žiaurumu ir neįsivaizduojamu barbariškumu viename iš Azerbaidžano miestelių. Jo pavadinimas – Hodžaly. Visų išvardintų įvykių panašumas yra tas, kad aukomis tapo žmonės tik todėl, kad jie priklausė tam tikrai etniniai grupiai arba tautai kaip žydai Europoje, prancūzai Oradoure, tutsiai Ruandoje, bosniai Serebrenicoje ir azerbaidžaniečiai Hodžaly. Prieš Hodžaly tragediją, kai Sovietų sąjunga buvo prie sužlugimo ribos, armėnų teroristų organizacijos sistemingai ir metodiškai padarė kruvinų žiaurumų ir nesuskaičiuojamų terorizmo aktų prieš Azerbaidžano gyventojus. Po Gülistan ir Turkmenčai sutarčių pasirašymo 1813 ir 1828 metais prasidėjo labai spartus masinis armėnų į Azerbaidžano žemes perkelimas ir vėliau einantis teritorijos padalyjimas. Nors ir armėnų imigrantai regione sudarė menką mažumą, jie greitai plėtė savo politinius veiksmus ir sugalvojo agresyvius planus jiems įgyvendinti. Nors ir 1920-aisiais Kalnuota Karabacho dalis buvo išsaugota Azerbaidžano viduje, vis dėlto jai buvo suteikta autonomija su administracinėmis sienomis, kurios buvo apibrėžtos taip, kad užtikrintų teritorinę armėnų daugumą. Taigi buvo sukurtas dirbtinis organizmas Azerbaidžano viduje, kai tuo tarpu daugiau nei 500 milijono azerbaidžaniečių glaustai gyvenančių Armėnijoje tuo metu buvo atmesta ta pati teisė. 1988 metais, pažeidus tarptautinės normas, principus ir veiksmingus sovietinius įstatymus, Armėnija pradėjo agresyvius veiksmus prieš Azerbaidžaną, siekiant įgyvendinti ilgalaikį planą, vienašališkai atskirti Azerbaidžano administracinę teritoriją ir prijungti ją Armėnijai. Nuo 1991 iki 1992 pradžios Armėnijos karinių veiksmų išpuoliai Azerbaidžano teritorijoje vis stiprėjo. Hodžaly yra vienas iš Kalnų Karabacho regiono miestų. Jo bendras plotas 0,94 kvadratiniai kilometrai. Iki konflikto šioje teritorijoje gyveno apie 7000 gyventojų. Daugiausia jų sudarė azerbaidžaniečiai, kurie ir tapo šio konflikto aukomis. Hodžaly buvo svarbus komunikacijos centras, kadangi čia buvo vienintelis oro uostas visoje teritorijoje. Nuo 1991 metų spalio mėnesio miestas buvo visiškai apsuptas armėnų karinių pajėgų. Spalio 30 dieną sraigtasparniai tapo vienintelėmis susisiekimo priemonėmis, kadangi kitos susisiekimo priemonės buvo sunaikintos. Kai buvo numuštas civilinis sraigtasparnis virš Šuša miesto, žuvo 40 žmonių. Oro pajėgos nuo šios tragedijos taip pat nustojo veikti. 1992 miestas neteko elektros energijos. Hodžaly regionas gyvavo tik žmonių drąsa ir jos gynėjų didvyriškumu. Okupuodamos Hodžaly miestą, Armėnijos pajėgos siekė įgyti strateginį pranašumą ir palankės sąlygas užimti kitus azerų apgyvendintus miestus Kalnų Karabacho regione. Armėnija taip pat siekė nušluoti Hodžaly miestą nuo žemės paviršiaus ir paneigti Hodžaly ir aplinkinių vietovių istorinį pripažinimą teigiančius įrodymus. Dėl armėnų žiaurumo buvo sutrikta azerbaidžaniečių dvasia. Todėl įgyti psichologinį pranašumą
tolimesnėse karinėse operacijose buvo praktiškai neįmanoma. Per 1992 m. vasario 25-26 po masinio bombardavimo artilerijos Armėnijos ginkluotojų kariuomenė remiama buvusios SSRS su 366 motorizuotų pėstininkų pulko parama užgrobė miestą. Prieš pradedant užpuolimą buvo labai gerai žinoma apie sunkiosios karinės įrangos nebuvimą Hodžali mieste. Nepaisant to, miestas buvo apsuptas ir niokojamas sunkiosiomis artilerijomis. Užpuolimui prasidėjus apie 2500 likusiųjų gyventojų bandė pasitraukti su viltimi, kad pasieks artimiausią Azerbaidžano kontroliuojamą vietą. Bet jie tikėjosi veltui. Armėnija paskleidė gandą apie tariamai esamą humaniškojį koridorių, kuris paliktas atviras gyventojų grupiai taikiai palikti miestą. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad koridorius buvo niekas kitas kaip tik grėsmingi spąstai. Bėgantys žmonės buvo sušaudyti arba gaudomi netoli Nachičevanės ir Perdžemal kaimų. Kiti, daugiausia moteris ir vaikai, mirė nuo šalčio arba klajojimo kalnuose. Tik nedaugelis galėjo pasiekti Ardam. Žudynės buvo skaudžiausia Hodžali miesto konflikto pasekmė. Iš viso mirė 613 pagrobtų ir sugautų žmonių šiame mieste, įskaitant 106 moteris, 63 vaikus ir 70 vyresnio amžiaus žmonių. 1275 žmonės buvo paimti įkaitais, o 150 žmonių likimas liko nežinomas. Miestas buvo sulygintas su žeme. Atsižvelgiant į šią tragišką naktį buvo sužeisti 487 Hodžali gyventojai, įskaitant 76 vaikus. 8 šeimos buvo visiškai išžudytos, 130 vaikų prarado vieną iš tėvų, o 26 vaikai neteko abiejų tėvų. 56 žuvusieji patyrė ypatingą žiaurumą. Jie buvo įvairiai sudeginti gyvi, nukirstos galvos ar išdurtos akys, nes šioms moterims buvo perpjauti pilvai. Vienas iš Hodžali genocido ideologų, Serž Sargsyan, kuris vėliau tapo Armėnijos Respublikos prezidentu, atliko išpažintį duodamas interviu Didžiosios Britanijos žurnalistui Thomas Deval. Prieš Hodžali Azerbaidžanas manė, kad gali juokauti su mumis, kad armėnai negalėtų pakelti rankos prieš civilius gyventojus. Mes pajėgėme sugriauti šį stereotipą. Be abejo, tai precedento neturintis stereotipų gravimo pavyzdys per visą karų ir visos žmonijos istoriją. Deja, genocidas nebuvo izoliuotas vien Hodžali mieste. Tiesą sakant, žiaurumas ir brutalumas Hodžali tapo armėnų karių mokymosi pagrindų tolimesniuose konfliktuose. Po oficialaus tyrimo Azerbaidžane, remiantis genocido apibrėžimų konvencijoje dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimų ir baudimo už jį, veiksmai Hodžali buvo pripažinti genocidu. Šie veiksmai prieš taikius gyventojus yra šiurkštus tarptautinių žmogaus teisių ir normų pažeidimas, įskaitant 1949 m. Ženevos konvenciją, jos papildomus protokolus bei visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Per pastaruosius kelis metus pastebėjome tarptautinės bendruomenės pažangą pripažįstant Hodžali genocidą. Teisės aktų leidžiamosios institucijos Bosnijos ir Hercegovinos, Kolumbijos, Čekijos, Hondūro, Jordanijos, Meksikos, Pakistano, Panamos, Peru, Rumunijos, Sudano šalyse, taip pat daugiau nei 10 Jungtinių Amerikos valstijų priėmė parlamentinės rezoliucijas dėl Hodžali genocido pripažinimo. Praėjus daugiau nei 2 dešimtmečiams po Hodžali įvykių, mūsų sielvartas ir pasipiktinimas nesumažėjo. Mūsų širdis yra sužeistos, bet ne sielos. Mes išmokome istorijos pamoką ir pasirinkome vystymosi kelią. Nepaisant šio konflikto, Azerbaidžano socialinė ir ekonominė plėtra buvo sparti visus pastaruosius metus. Šiandien Azerbaidžanas yra patikimas tarptautinis partneris ir regiono lyderis. Daugiausia regioninių ir tarpregioninių projektų yra inicijuoti Azerbaidžano, kuris ne tik taip didina savo ekonominį augimą, bet ir prisideda prie viso regiono plėtros. Mes didžiuojame savo tautos istoriją ir tradicijomis. Didžiuojame savo šalimi, kuri visada buvo tolerantiška ir saugi skirtingoms etninėms grupėms ir nacionalinėms mažumoms. Mes tikime, kad mūsų bendros vertybės gali būti išsaugotos tik mūsų visų pastangomis. Manome, kad vieną dieną teisingumas triumfuos. Okupuota Azerbaidžano teritorija bus atlaisvinta ir šalyje gyvenantis milijonai pabėgėlių turės galimybę grįžti į savo gimtuosius namus. Privalome atmintyje išlaikyti gyvas aukas, kurios tada žuvo ir tuos, kurie nukentėjo fiziškai ir morališkai. Mes prisimename Hodžali genocidą šiandien ir prisiminsime, kol gyvos žmonija.
Mes atsimename Hodželį genocidą tam, kad daugiau nepasikartotų joks panašus nusikaltimas. Mes nesiekime keršto. Mes reikalaujame teisingumo. Teisingumo Hodželį.